Kas iš tikrųjų vyksta UK High Streetuose? Jeigu paskutinius kelius metus gyvenai Jungtinėje karalystėje, tikriausiai ir pats pajutai, kad kažkas pasikeitė. Gal ne iš karto, gal ne per vieną dieną, bet po truputį. Vakare kai kurie miestai pradėjo atrodyti kitaip, tuštesni, tylesni, šaltesni. High Streetai, kurie anksčiau buvo pilni žmonių, parduotuvių, restoranų, mažų šeimos verslų, šiandien dažnai atrodo lyg po kažkokios lėtos krizės. Uždaryti langai, tušti unitai, vape shopai, barberiai, kurie atrodo lyg atsiranda iš niekur. Ir kuo daugiau žmonės pradėjo apie tai kalbėti internete, tuo dažniau pasikartodavo vienas klausimas. Kas iš tikrųjų vyksta su UK? 2026 metais BBC paskelbė undercover tyrimą, kuris šitas kalbas tik dar labiau sustiprino. Tyrimo metu, slapta fiksuojant keliose minimarketuose, BBC žurnalistai teigia, kad kai kuriuose vietose jiems buvo siūlomi kanapės, kokainas, juoko dujos ir net receptiniai vaistai tiesiai iš po prekystalio. Viename epizode undercover reporteris tiesiog paklausė, ar galime gauti žolės. Ir atsakymas atėjo beveik iš karto. Taip, mes turim žolės, turim ir kokainą, visko. Vos po kelių minučių buvo perduotas kanapių paketas. Bet galbūt baisiausia šitos istorijos dalis ne pats narkotikų pardavimas, o tai, kaip mažai žmonių buvo nustebę. Nes internete žmonės apie tai kalbėjo jau seniai. Reddit forumuose, Facebook grupėse, TikTok komentaruose daugelį metų žmonės diskutavo apie suspicious vape shopus, apie minimarketus, barberius, kurie atrodo beveik tušti, bet kažkaip niekada neužsidaro ir visą tai jie dirba. Vienas žmogus Reddit rašė: kiekvieną kartą, kai mano mieste užsidaro normalus verslas, jo vietoje atsiranda dar vienas vape shopas. Kiti klausė, kaip jie moka nuomą, kaip jie išsilaiko, iš kur pinigai. Ir būtent čia šita istorija pradeda tapti daug didesnė, nei tiesiog keli suspicious corner shopai. Nes kai pradedi gilintis, pamatai, kad visa UK High Street sistema per paskutinius metus pasikeitė radikaliai. Ir kai kurie ekspertai sako, kad tai gali būti vienas aiškiausių ženklų, jog moderni Britanija išgyvena tylų socialinį nuosmukį. Bet kad suprastume, kaip visa tai prasidėjo, reikia grįžti atgal dar prieš vape shopus, dar prieš BBC tyrimą, dar prieš pandemiją į laikus, kai UK High Streetai dar buvo pilni gyvybės.